Labas, šiame video parodysiu, kaip pavyzdžiui, jeigu kuri muziką kažkokią, tai kažkokį klipuką ar video paprasčiausiai nori padaryti, ar tiesiog reikia muzikos kažkokios, tai ir nežinai iš kur gauti, o tiesiog reikia gražios foninės muzikos. Aš parodysiu tiksliai, kur ją gauti, kaip ją parsisiųsti ir nemokėti nė cento. Tai ten bus, aišku, čia muzika tinka labiau, kur, pavyzdžiui, jeigu aš kalbu ir reikia foninės muzikos, tai kad tiesiog būtų va tokia negrinai, kur būtų, sakykime, muzika, pavyzdžiui, šiaip tik tai su paveikslėliais, bet iš tikrųjų ta foninė muzika. Tai va, čia šiame video taip ir tiksliai parodysiu, kaip tą padaryti ir nepraleidžiu nė centą. Tai ką reikės? Kelių dalykų. Tai yra, pirmiausiai reikės Chromo pačios naršyklės, Google Chrome. Ir taip pat reikės eiti į puslapį tokį Audio Jungle. Tai yra užrašau netgi nekrado audiojungle.net arba com, nesvarbu, jūs tiek nuvesi tą patį. Ir jame ką pirmiausia reikia daryti. Pavyzdžiui, tai jeigu mums dabar reikia muzikos, čia yra labai daug muzikos visokių pasirinkimų. Tiesiog aš galiu eiti, tenai pereiti per visokius kategorijas, per visokias, galiu popular items. Tai aš, pavyzdžiui, turiu keletą tokių nusižiūrėjęs netgi. Žinau, kad yra toksai hot play gabaliukas, kuris man labai patinka, kuris tiktų. Ir mes jį galėsime parsisiųsti. Ir parodysiu tiksliai, kaip parsisiųsti jį ir užsidėti. Kažkur tai groti. Internetas biškutį laikos va. Tai šitas va. Audio Jungle. Biškį internetas stringa. Na nieko, svarbiausia, čia galima tiesiog paspaudyti play, pažiūrime, kuris mums patinka, aišku, matote, $13, $7 ir taip toliau, jeigu norėsit pilnos versijos galėsit, bet tiesiog, pavyzdžiui, aš paspaudžiu dabar čia tą hot play, atsidarys jisai lange. Audio Jungle. Ir dabar ką mums reikia daryti? Štai kokie žingsniai. Beje, kodėl sakiau, kad foniniai muzikai? Dėl to, kad jeigu mes nepirksime jos, jinai turi tą tokį, kaip vadinamą, tą copyrighted užrašą. Tai yra tiesiog tas Audio Jungle. Klausykit. Audio Jungle pasakė, ne? Tai vat, kad to tiesiog mes fone to nesigirdės, nes paprasčiausiai bus. Netgi va šitą muziką panaudosiu būtent šitam klipe. Ir vat paimu, ką darau aš tada. Pirmiausiai einu dešiniu klavišu paspaudžiu, arba galiu nueiti į pasakysiu, va čia yra View, Developer ir yra Developer Tools, arba tiesiog spaudžiu dešiniu ir Inspect Elements. Kai spaudžiu Inspect Elements, tada išmeta visokį va tokį va kodą. Ir kur aš einu į Network, paspaudžiu ir dabar, kadangi aš nepradėjau dabar tos muzikos groti, aš ką dabar darau, tai yra refreshinu, tai yra tiesiog perkraunu puslapį, spaudžiu Reload, vadinama, ir dabar mes pamatysime, sustabdau jeigu video, tada matau iš karto ko žiūriu. Žiūriu pagal tai, kas vat ilgiausias tas toksai linija tiesiog nusibrėžia. Ir aš rasiu kažkur, tai rasiu tą gabaliuką, o tai bus tiesiog MP3 failas. To žiūrime, pasakysiu netgi kur. Tiksliai. Dar kartą. Dar kartą perkraunu. Audio Jungle. Ir dabar va čia yra MP3 failas. Jeigu aš jį paspaudžiu 2 kartus, susiradau MP3 failą 2 kartus ir va štai man rodo failo pavadinimą. Ir ką aš dabar galiu daryti, dar kartą parodau, šiaip jeigu ką, kad kitus variantus, sakykime, paimu, paspaudžiu dar kitą. Būtinai turiu atsidaryti šitą langą, nes iš tikrųjų realiai, manau, jeigu galbūt pažiūrėsiu, jeigu paimsiu, čia norėčiau paklausyti vieną iš jų ir parsisiųsti jį, tai vėlgi Inspect Elements, einu į Network, paspaudžiu Network ir dabar, pavyzdžiui, paspaudžiu klipuką. Štai failas.
vėl nušoko biškutį. Mums tiesiog reikia pereiti ir peržiūrėti MP3 failą. Ir aš matau preview. Ir jeigu paspausiu jį 2 kartus, išmes mane į būtent tą failiuką. Audio Jungle. Tai čia sustabdau. Dabar šitas failiukas turėtų būti būtent šitoje vietoje. Ir va tai galima tiesiog paimti, išsisaugoti tuo daug failiukų, pasivadinti skirtingai, nes visi bus pavadinimų preview. Čia tiesiog eina failas ir va būtent tie, matot, kiek skirtingų failų, tiesiog jie turi savo tą nuorodą kiekvienas iš jų. Ir va tai tiesiog galima parsisiųsti, kaip ir va šitą parsisiunčiu dabar, pavyzdžiui, ką aš uždėt, galiu tą klipuką, aišku, paimsiu QuickTime, atsidarysiu ir paleisiu aš jums downloads. Štai klipukas. Va, ir yra, išsaugau. Paleidžiu. Audio Jungle. Tai va, tai dabar aš įdėsiu šitą failą ir, aišku, pamatysit, kaip įsideda tiesiog paprasčiausiai fonas ir galėsit girdėti patys, galit girdėti fonę dabar. Tas Audio Jungle gal ir nesigirdi, bet tiesiog turime gražią foninę muziką. O ten tų failų tikrai, patikėkit, yra labai daug. Netgi, turbūt net nepažiūrėsiu, bet, pažymė, realiai tai, jeigu tiesiog milžiniški skaičiai, bet jeigu pažiūrėsite muzikos, 78 000. Tai galite įsivaizduoti, kiek galime skirtingos pasirinkti. Aišku, geriausia, jeigu rinksimės, pavyzdžiui, kad ir kokią nors tenai corporate, pasirinktume pagal ratingą arba sales. Ratingas tiesiog sako, kad jiems dažniausiai žmonėms tikrai patiko. Pavyzdys, pavyzdžiui. O tokia, sakykime, ten, aišku, pradžia čia tokia, tik tai, bet po to bus gražesnis. Va tokie, tiesiog muziko graži tikrai ir... Ir matot, jinai tikrai kažką tokio turi, kas tiesiog maloniai klausosi. Tai tiek. Tai dar kartą. Chromas, Audio Jungle. Audio Jungle išsirinkė klipuką ir tada preview netgi paprašiau yra tiesiog čia žiūrėti. Dešiniu paspaudi Inspect, spaudi Network, ten nekreipi nieko dėmesio ir pavyzdžiui, jeigu aš spaudžiu dabar šitą paklausyti, man iš karto išmes preview MP3, iš karto 2 kartus paspaudžiu. 2 kartus paspaudžiu ir atsidaro va šitą failą ir mes galime jį įsisaugoti. Tiesiog file, save as, save page as ir tiesiog išsisaugome. Tai tiek.